Medijas ir antropologiją Londone studijuojanti scenarijų trumpametražiams filmams bei animacijai autorė Gabija Grušaitė lietuvių literatūros pasaulyje debiutavo romanu Neišsipildymas. Pirmiausia, linija. Siužetas buvo, kad aš sugalvojau Rugilę ir aš vis rašydavau tokius trumpus lyg nuorašus, sąsiuvinį įrašus ir suprasdavau, kad tai iš tiesų aš rašau apie vieną žmogų ir tai yra nesibaigianti istorija ir jinai vystosi beveik be mano žinios. Tai buvo Rugilė, moteris, mūza, žmogus be istorijos. Ir pradinis knygos užmanymas buvo parašyti Rugilės istoriją, nes jinai tos istorijos neturi. Ir jinai pati savęs nesuvokia kaip asmens ir charakterio ir jai reikia būti šalia kito žmogaus, kad rastų savo atspindį jame ir tik taip jinai jaučiasi gyva. Ir tai buvo pradinis užmojas, o po to atsirado Ugnė kaip antitezė, kaip labai stiprus žmogus, kūrėjas, su kuriuo Rugilė jautėsi gyva. Ir tada visa ta jų istorija tai yra meilės istorija, bet man labiausiai visas tas tapatybės paieškos, tai jos keliauja po Europą, tai yra knyga apie keliones, knyga apie tapatybės paiešką, apie bandymą suprasti, kas tu esi ir kaip reikia gyventi. Ir pavadinimas knygos Neišsipildymas. Jisai atskleidžia tą, kiek daug prasmių galima sudėti į tą istoriją. Kas yra neišsipildymas ir kas yra neišsipildę likimai. Nes kiekvienas skaitytojas, perskaitęs knygą, turi savo suvokimą, kas yra neišsipildymo koncepcija. Kosmopolitiškas autorės romanas 2010 metais pateko į kūrybiškiausių knygų 12. Neišsipildyme jaunosios kartos akimis kalbama apie homoseksualumą, tautinę savimonę, klajones po svetimas žemes, apie svetimšalius savo pačių namuose. Šita istorija baigėsi, bet baigėsi taip, kad aš norėjau palikti tos erdvės skaitytojams įsivaizduoti, kaip jie patys norėtų užbaigti šitą istoriją. Ir tas neapibrėžtumas yra bandymas įtraukti skaitytoją į tą skaitytojo kūrėjo poziciją ir suvokti, ko jie linkėtų charakteriu. Aš įsivaizduoju, kad skaitant šitą knygą reikia netapatintis, o išlaikyti tą tokią ironišką distanciją, kai aš pati rašydama yra labai daug saviironiškų detalių ir man ironija atrodo kaip raktas į šitą knygą. Šiuo metu Gabija Grušaitė ruošia antrąją knygą, kurioje kalba apie labai panašias temas. Pirmiausia, bandymo suvokti, kodėl žmonės bėga nuo savęs, keliauja, ieško.